Nežinau, kodėl aš tai padariau. Tikriausiai noriu numirti. Aš peršoku. Labą dieną. Sveiki atvykę į mūsų pliurzišką rudenėlį. Tai jo, ką galiu pasakyti, biškelį gyvenam pliurziniai. Nu taip, levadas biški pliurziniai, bet šiaip tai pusė velnio. Jo, tai gyvena Baltija biški savo pliurziniai. Ir titnagas gyvena, bet ne pliurziniai jisai kol kas gyvena, jam biški labiau pasisekė. Tai jo, dabar guminiai yra pats geriausias mano draugas, nes aš kitaip nelabai pasarklis nelabai čia kur pravaikščias. Tai jo, tai pirmiausia darbelis yra prikimšt šienmaišys Baltijai, nes jinai valgyt pusryčių nori. Tai jo, išgelbėjau šienmaišys iš Baltijos. Tai jo, tai kadangi jie jau gyvena čia prie namų, Baltijos su titnagu, tai reikia jau juos šert pusryčiais, vakarienėm. Ir pietus valgo, bet arklydai tai biški paprasčiau. O titnagui bus biškelį pasisekė, nes biški mes padarėm čia į ką. Tai jo, titnagas turi naują levadytę, čia šalia aikštelė. Žiūrėkit, jau net mūsų aikštelė vargšelė va šitoj vietoj vandenį kaupė. Žodžiu, tai titnagas turi tokią neblogą levadytę, galiu pasakyti. Taip, kažką. Jo, tai čia yra jam dar ir žolės nemažai, jisai kai vienas gyvena. Ten toj padangytėje šiaip turi būti valgyti. Nežinau, suvalgiai ar nevalgiai. Gal suvalgiai. Tai va, tai padarėm jau naują levadytę. Dėl to, nes pasigė su koja problemos, kad pliurzė, nu, kaip sakoma, jisai buvo va čia aikštelėje laikinai gyveno, biškelį dieną, naktį viduje, bet sugalvojom padaryti jam čia levadytę, nes nėra pliurzinės šiandien. Nes neištrypta, ten jau yra per daug ištrypta ir tiesiog, nu, viskas, pliurzė, ta košė gali vis tiek prilyst košės tos ir vandens to negero į tą tarpelį. Tai jis dabar gyvena va čia. Rankelis, jis dabar žalytė, dar čia. Na, taip jam gerai. O Baltija tai dabar gyvena irgi savo šitoj levadytėj. Tai jie pasipliurzinus, bet pusė velnio. Bet nieko negaliu padėti, žiauriai laukiu, kada viskas pašals ir šita pliurzė susitrauks. Nes tragedija. Gerai, einu dabar pasiėmu šienmaišių. Einu Baltijai daryti pusryčių. Žiūrėk tokią pliurzę. Na va, Baltijai įdėjau šienmaišį pusryčių. Visai neblogai. O titnagas valgyt turi. Dabar žiūri kažkur tolyn. Tai jo, šiandien planelis toksai, kaip čia pasakyti, iš paprastesnių. Eilinį kartą tiesiog reikia pasiruošti susitvarkyti su arkliais, prisidėti šienmaišių, padirbt Baltiją ir tiek. Nes titnagas nedirba dar, tai palyginus nedaug darbo. Tai jo, kol Baltija su titnagu valgo, tai pasidariau per tą laiką košės ir atėjau į aikštelę. Ir kai ką padariau. Ir nežinau, kodėl aš tai padariau. Tikriausiai noriu numirti šiandien. Tai pasistačiau kliūtis. Nežinau, kodėl, neklauskit manęs. Pasistačiau vieną. Ir pasistačiau lygiagretį. Nedidelės jos, aišku. Bet kai aš nešokanti, tai man gana. Tai jo, tai pabandysiu šiandien šokti, kaip taip išeina. Žiūrėsim, kas bus. Nu, nusišukavau Baltiją. Visą. Kojas, nu tik tai kanopos pliurziškos, apvaliau, bet nieko. Aptvarkiau kojas, pabaigiau tvarkyti va šitas va vietas, tiek galo ir biškį aptvarkiau uodegą. Tokia, va čia sulyginau ir aš ją nukirpau panašiai iki vidurio. Va čia. Jo, nukirpau, nes šiaip nesu mėgėja aš karpyti uodegų taip žemai, bet kadangi pliurzė,
Dabar uodega ilga tiek nereikalinga nuo mūsų apsisaugot, o per žiemą užaugs. Tai viskas čiki-piki. Jo, tai va biškelį aptvarkiau Baltiją, kad biškį tvarkinkiau atrodytų, nes kadangi pliurzė, tai tada ta uodega po šitą pliurzę ten. Tai geriau nukirpt ir per žiemą, iki kada jau reikės tos uodegos mūsėm vaikytis, ataugs. Jo, tai dabar atėjau inventorių pasiimu. Nežinau, kaip aš šitaip sugalvojau, kad reikia prajuot Baltiją, bet biškelį jaučiuosi geriau. Kažkaip po praeitą kartą prasišokau. Ir kadangi atvažiuoja kartą į savaitę, man prašokt Baltiją. Žmogutis toks geras, kuris moka šokt geriau negu aš. Tai visai žiūriu, kad ir Baltija tokia jau pasidariusi, kaip čia pasakyti, tvirčiau jinai žino, ką jinai turi daryti ir pas ją tokių didelių abejonių nebėra, tokių gal prisistabdymų, jinai jau pati eina į tą kliūtį daug labiau, tai faina dėl to. Tai dėl to sakau, pabandysiu ir aš dar kartelį ją prašok, tik šį kartą biškį didesnės kliūtis. Tai bus matyt, žiūrėsim, kaip čia man seksis, nes šiandien esu viena, tai jeigu mesiu kliūtį, turėsiu lipti ir vėl kelt, nu žodžiu, ne pats iš lengviausių variantų, bet kažkaip. Gerai, einu dėtis kamanas Baltijai ir aikšteliai susitiksim. Kokias įsilpnėjus aš. Atrodo, kiek čia nejota. Ir va, nežinau, kaip čia mes peršoksiu, va tai yra. Tai aš dabar reikia kažkaip priskabinti. Nu ką, bandom. Kas beliek. Jau čia susirinkom dėl šitą. Ką liek. Ja, super. Tolimas. Čia vos prastai buvo. Ir viską ištaškiau. Tai vadinama, kai aš susigrybinu, kaip ir būna. Oi, aš nepajaučiau, bet man atrodo, aš per anksti sukritau į priekį. Jo, ir aš žinokit, be šansų, kad aš va šitą peršokčiau dabar. Be šansų. Tai aš padarysiu apkeitimą. 1, 2, 1. Ja, super! Ačiū, tu ką? Vienas, du. Mano kaltė. Labai prastai aš jaučiuosi. Žinau, tu kai tu tai šaunuolė, čia aš kaip problema. Gerai. Dar kartą. Op. Geriau. 1, 2, 1, 2, 1, op. Ja, super! Šaunuolė. Geras. Šaunuolė. Taip va, taip va. Tai nežinau. Kas bus, nežinau, neįsivaizduoju. Nes ne tokio pačio dydžio kaip šitą. Tiesiog dar gerti. Baltija peršoks, tai jinai tikrai peršoks. O aš liksiu ant jos. Štai kur. Aš neįsivaizduoju, kas šitą atsitiko iš tikrųjų, kodėl ta baimė yra tokia.
Nežinau, tu kai bandam, va šitą va, aš tau tiek parodysiu, ką dabar mes šoksiu. Tu kai mes dabar va šitą šoksiu. Gerai, šoksi šitą, peršoksi, tu per daug geras. Man tiesiog reikia užsimerkti. 1, 2. Ai, aš čia. Aš peršoku. Aš peršoku. Aš atrodžiau kaip baravykas, bet peršoku. 1, 2, 1, 2. Tolimas. Čia mano problema. Aš blogai paskaičiau. Dar kartą. Tai. Gerai, kada? 1, 2, 1, 2. Viskas gerai. Gana. Sėdau normaliai, nesilaikiau ir dar buvo tolimas. Ir tada, tai gerai, kad arklys. Yes. Gerai, lipu nuo Baltijos, mes atsižingsliuosim ant žemės. Ir eisim nusibalnuosiu, paduosiu košės. Ir eisiu pabaigti tvarkyti levadytės. Reiškia, valgyti dėt, gerti turi. Va, skirtingos. Nieko tokio. Per didelės man šitas pirštinės, bet nieko tokio. Darbinės tokios. Na žodžiu, apibendrinant, kol aš įkimšu šienmaišius mano šokimą. Jo, kaip sakoma, nebuvo ten jau labai gražiai viskas, bet nieko negaliu padaryti, mokomės mes. Aš šiaip niekada nebuvau labai gerai šokanti. Tikrai nieko. Nes aš šokau tada, buvo momentas, kai šokinėjau, bet tikrai ten, o dieve, labai prasta situacija irgi buvo. Tai, nežinau. Kažkaip gal ne man. Nu, bet tai, kaip sakoma, for fun, biški galima. Per daug irgi nereikia prastai šokt, nes paskui arklį gali primokyti nesąmonių. O kai negerai pat šokį, tai žinai, gali ir nugarą biškėti daužyti, nu, žodžiu. Tai mes karts nuo karto va taip va pasibandysim, jeigu man gausis, tai gerai. Nesigaus, tai irgi gerai. Tai va, tai kažkaip taip. Svarbiausia yra linksmintis su arkliais. Gerai laiką praleist. Ir kad arkliai būtų gerai. Kad jo per daug, kaip sakoma, neskriausti jojant. Tai va, kad nedaužyt nugarų visokių panašiai. Nu nieko. Tai viskas okei. Prajos man ją, prašoks tiksliau. Ir viskas, ir man to užtenka, kad arklys gerai šoka. Šiaip reikėtų kažkada laisvėj dar prašokdinti. Dar kol, kaip čia pasakyti, kol nieks neužšalo, pabandyti pasistengti, kad kuo daugiau dabar jinai, kad galėtų prasišokti iki to laiko, nes jau visgi lapkritis, gali būti, kad ateis kažkada minusiukas. Aišku, taip staigiai neužšals čia viskas, bet vis tiek kažkaip pasiderint Baltijos darbus irgi reikia, kad biški jai vienai duokt prasišokti biškelį, kaip čia pasakyti, kaip sakoma, būkim biedni, bet teisingi, bet mes tikrai kartais jam trukdom tenais besėdint ir jie vieni tikrai daug geriau peršoka, bent jau
Baltį, aš kiek esu mačius, tai jinai viena tai labai gerai varo. Tai dėl to būtų smagu ją vėl kažkada laisvai prašokdinti. Ir titnagą būtų smagu prašokdinti, bet jisai, kadangi dar nieko čia nedirba, tai kažkaip tai aš jo per daug nenoriu ir liest. Bandysiu aš jį. Dar šitą savaitę tikrai jisai nieko neveiks ateinančio, dabar sekmadienis. Tai jisai šitą savaitę tikrai nieko dar ateinančio neveiks. Jeigu jisai ten būna saugiai. O kitą žiūrėsim. Po biškį gal pabandysiu kada pavaikytą šį, kad biškį pasijudinti jam, pažiūrėti, kaip jisai bėga. Taip, irgi bus matyti su juo taip. Nes nenoriu, kad vėl jam ten, kaip sakoma, per daug krūvio nenoriu duoti aš jo tam, jai kojai tai. Reikia normaliai, palaukti, sugis, o jisai juda, levada, viskas ok, tai kad paskui nebūtų dar problemų. Ir paskui žiūrėsiu irgi su juo, kaip bus, ar jį reikės išleisti atostogų, nes paskui kai užšals, tai jisai tikrai irgi eiks atostogų, gal visą didžiąją žiemos dalį, tai ir paskui vėl tik pavasarį mes su juo sugrįšim. Tai va, jisai toksai pas mus. Ponas Pomidoras, ponas Meška titnagas. O mano tas, kaip sakoma, jaunimas, senimas, tai yra Šamas ir jo du vaikai. Tai jie kol kas gyvena pievai, vis dar. Jiem labai tenais gerai. Tik jos reikia jau, biškį dašert, kad galėtų pasirinkti, ar valgyti žolę, ar valgyti šienainį. Tai kol kas su jais tiek darbo. Ir net nežinau, kada aš čia juos parsivesiu. Nelabai noriu dar. Kadangi jie vis tiek ar taip nieko neveikia. Tai geriau, kad jie tiesiog gyventų pievai ir nereikėtų jam šitoj pliurziai būti. Nes kai Baltija, tai jinai tai vis tiek eina ir į levadą, ir namo grįžta, ir nuplaunė į tas kojas, ir į aikštelę neina. Turiuomenį biškelį judesio yra. Ir titnagas taip pat irgi. Tai tiek, kad dabar su juo biškį kitokia situacija, bet šiaip, kad o jiem tiesiog dabar stovėt toj plerzaliniai tenais, išsitrips dar labiau ir jie trysia. Toj mažoje dabar levadoje jie turėjo sutilpti trysia. Tai kažkaip gal sutilps. Tai va, tai geriau jau jiem gyventi toj pievai. Vis tiek jie nieko neveikia. Aišku, aš tai labai norėčiau, nes Prometėją ar Mažylį, tai šiaip tai reikės juos biškį pamokyt. Tai va, žiūrėsim, iki kada jie bus šitoj ganykloj. Aš manau, kad gal kai normaliai pašals, tada juos reikės parsivešti čionais. Nes tada bus užšalę ir pliurzė čionais. Ir jeigu labai bus prasti orai, tai ir į arklidę iškart galėsiu parsivesti. Bet kol kas jie dar pievoje būna, nieko jie dar nesiparina, negrįžtai. Tai ir gerai dar auga, nes jiem mažiukam tai šiaip šitiem abiem reikia pasimokyti dar biškelį. Yra ką veikia ir su jais iš tikrųjų, nors jie, kiek dabar jiem 2 dabar. Bet ir tai, anksčiau pradedi biškelį juos čiupinėti, kažką duot paveikti, tai biškelį tada lengviau vėliau būna su jais. Bet tuo pačiu reikia balansuoti, kad tiesiog nebūtų per daug irgi darbo jiem. Nes jie kaip ir tą ABC moka stovėti, pavyzdžiui, vedžiotis, aikštelėje surodžiaus jau jiem posūkius su kordu, kad kaip jeigu ten paprašai, tai žodžiu, kitą pusę, tokius visokius, kad čiupinėt, kur noriu, galima būtų. Žodžiu, tokie visokie. Bet yra dar darbo su jais, tai nes gal ateityje bus labai dirbami, labai jojami arkliai. Kas ten žino, praeis dar kiek? Dar porą metų kokių.
Nes kitais metais jiem tik tai 2 metai su jais. Ir dar kitais bus 3, tai jiem pavasarį dar kita sueina 3 metai. Iki tol būtų smagu, kad kažką jau su jais biškelį daugiau daiktų kokių padėt ant jų, bet biškelį galva pradėtų. Bet ir taip reikės žiūrėti pagal arklį, nes būna kartais Prometėjas dabar labai vaikiškas. Toks vaikiškas. Mažylis jis toks biški ramesnis, o Propkė jisai toks vaikiškas. Jam, kad tik tai padūkt, žodžiu, toks vaikis. Tai nežinau, ar jisai subrės kada nors Propkė mūsų, bet gal subrės. Gerai, preikiau šaudau šienmaišys, aidu pakabinsiu pakaruoklį Baltijai. Kol Baltija dar va čia valgo. Baltijos pakaruokliai kabo jau, o Jėzus, vos neįpragžiau. Kabo jau 2 šienmaišiai, vienas didesniam skilutėm, kitas mažytėm. Čia tai nieko nebėra, viskas. Kol kas šitas tuščias, jinai valgo kol kas tik tai šienmaišys. Ir kol kas šiandien kliūčių netvarkau. Šiaip man labai keista, kai nesutvarkyta. Aš jau pratus susitvarkyti po darbo. Bet ką dabar jau. Tai netvarkau, nes rytoj irgi šoks Baltija. Nežinau, ar čia tas pačias šoks, ar gal kažką kitą prigalvosim. Neįsivaizduoju. Tai aš kaip ir darbelius baigiau. Liko vienas pats svarbiausias darbelis. Sulaukti, kada išdžius Baltija. Ir tada parvest namo. Tai aš visus jau saviškis šitos pasišėriau. Reikėtų dar nueiti kitų 3, pažiūrėti, ką jie ten veikia. Einam? Prisišaukiau, atbėga. Ten dar šavas yra. Bet jisai, kadangi jam popo biški koja, tai jisai per daug nelaksto. Atšlubinsiu jisai tuoj. Eikšit mažučiai mano jūs. Kūdikėliai. Eikšit kūdikėliai. Eikš Propky mano tu. Tik atsargiai stabdžiusiniuk. Propky. Labas, Propky. Koks jisai didelis, jisai meška darosi. Dabar jisai toksai čanki darosi visas. Tavo kantaras dar nemažas. Labas, pas tave dantis. Tai žinau, kad važiuos kažkada tai lapkritį. Bet jis irgi, žinokit, toksai čanki meškiukas darosi. Važyliu. Ko čia per šukuoseną pas tave? Kokia čia šukuosena? Bitė, kad neišgazdintų. Ir šitie visai irgi gerai gyvena. Taip. 2 mažiukai, kūdikiukai. Jie čia vandens, kad galėtų atsigerti. Parėjo mūsų telyčios namo jau. Mano šamekas ateina. Taip, gražus jūs, viskas gerai. Ir mano šamas pareina. Jėzus, kaip tau sunku. Ir dar šituos vaikus reikia auginti, taip. Žinau, viskas gerai. Neskriausk tėčio. Jaunimas aplankytas, viskas gerai, visi sveiki. Tai šamas jisai toksai mūsų pensininkas, bet taip jisai šlubuoja, bet nelabai mes jam ko padėti galim. Kame problema. Mes ko galim duoti, judėti jam. Tai kol jisai juda, tol gerai, nes stovėti šitoj plerzoj, jeigu dabar pastatyti, nieko ten gero, jisai atrodo gerai, nesukūdęs, viskas labai gerai. Tai tiesiog atrodo kartais nesmagu, bet bandai, kaip sakoma, atrastą geriausią variantą, nors ir iš tolo atrodo, nesmagiai, kad šlubuoja, bet jisai ir bėga ir žaidžia su savo vaikais šitais, tai aišku, viskas gerai. O aš, kaip sakoma, einu viskas. Einu laukti, kada išdžius mano Baltija. Ir važiuosim namo čia. Tai ačiū, kad buvot kartu. Nepamirštam paspausti laiką, paspausti subscribe, parašyti komentarą. Ir mes susitiksim jau kitam video. Iki.